vienas. Sveiki visi, labas vakaras. Su jumis ilgai laukta laida Sekundantai. Padarėme savaitės pertrauką, nes ilsėjomės nuo UFC, taip pat nebuvo UFC turnyrų. Sveikas Augustai. Sveikas, Danieliau. Tai ką, vėl susitikom tiesiogiai, online, aptarinėsim šeštadienio UFC Fight Night'ą, tai Machado Garis kovos prieš Karlas Pratesą. Kaip laikais, Augustai, kokios nuotaikos prieš turnyrą? Neblogas, iš tikrųjų, įdomios kovos, geras Fight Night'as, labai įdomus, iš tikrųjų, su Danieliam aptarinėjom už užkulisių, kad jau kaip ir turim tokią vieną vietą, kur galėsim filmuoti pastoviai susitikę, tai gal nebereikės online filmuoti, tai bus gal šiek tiek įdomiau ir mum, ir žmonėm bus įdomiau. O šiaip, ką žinau, labai įdomus turnyras šitas UFC laukia. Machado Garis, iš tikrųjų, bičas, kuris įrodė, kad tikrai yra geras kovotojas. Paskutiniu metu tie anglai, airiai visi stebina, vat, kaip ir Paddy Pimbeltas, Ian Garis tikrai rodo, kad turi labai rimtus sugebėjimus. Europiečiai pagaliau pradėjo kovoti aukštam lygiui. Nu, taip, iš tikrųjų taip. Taip, tai šiandieną aptarsime su Augustu, prieš tai kalbėjom, kad aptarinėsim 3 kovas. Tai gal tada pradedam nuo pirmos kovos, tai Ikram Aliskerov prieš Andrę Munizą. Man atrodo, mes pirmoji laidoje aptarinėjom šią kovą, bet jinai tada lygtai jinai ir neįvyko. Dėl Man atrodo, kad jinai buvo atkelta. Munizo traumos. Tai va, tai vėl grįžtam prie to pačio. Galime trumpai aptarti. Tai Augustai pradėk tada. Taip, dabar aš net iš tikrųjų pasižiūriu. Jo, čia buvo, tu jau turėjo kovoti, kai kovojo dar Izraelis Adesanė su šito Masudin Imavov, jo. Tai gerai, ką čia pasakyti apie šitą kovą, iš tikrųjų, va, žiūriu ūgis. Aliskerovas 1.83, Mundis 1.85 ir Ryčas Aliskerova 1.93, Mundžio 1.98. Mundis 2 metais vyresnis, Mundžiui 34. Tai iš tikrųjų kova labai įdomi man, aš vis tiek skaitau, kad Mundi labai nurašo kaip kovotoja. Aišku, Mundi turi tokių įdomių pralaimėjimų, kaip, tarkim, yra pralošęs Paul Craigui, ground and pound, tai čia nėra labai gerai. Ir pralošė Brandon Allenui ir Nekečiaukui, bet Brandon Allenas kovotojas geras, tai kaip ir pagavo, viskas tvarkoja. Paul Craigui pralošti ground and poundų nėra labai gerai. Junion Parkui pralošė, Mundis laimėjo Junion Parką, tą kovą žiūrėjau, net atsimenu labai gerai. Split decision laimėjo, nors aš negalvau, kad ten turėtų būti split decision, man atrodo, kad Mundis tą kovą laimėjo. Ir toj kovoje iš tikrųjų, ką aš pastebėjau, kad Mundis prastai kvėpuoja. Bet Ikramas Aliskerovas irgi netrodo baisiai gerai kvėpuojantis kovotojas, jis kažkaip irgi atrodo išsikrauna greitai, įsitempęs būna. Aišku, čia kova padaryta Ikramo Aliskerovui. Ikramas Aliskerovas žiūri yra milžiniškas favoritas. Mundis, man atrodo, eina už kofą gal 5. Jo, man atrodo 5. Ar 5,50. Žodžiu, labai tokia kova. Mundis tikrai tvirtas. Užimtiniaut Mundį labai sudėtinga. Jisai turi gerą, tikrai, jis nors yra džitseris, jis turi gerą imtynių bazę, jis dar turi tą tokį bazinį kažkokį tai Muay Thai, smūgiuoja. Nu ką, Ikramas iš tikrųjų pagal mane kažkaip tais kol kas geras kovotojas jisai, bet aš nematau tokio, šiai dienai šitas koeficientas ir va toks, koks yra didelis favoritas, tai yra duodama jam avansų pagal mane. Tai... Šiaip Munizas dabar va ir žiūriu, kad daug savo kovų yra baigęs pirmame raunde, tai submissionu. Tai man rodo, kad tikrai turi tam tikrus BJJ grapplingo sugebėjimus. Aišku, klausimas, ar sugebės jisai tai išnaudoti ant Ikramo. Manau, kad ne. Vis tiek Ikramas yra pasaulio kombat sambo čempionas. Tikrai tvirtai stovės ant kojų.
Vienintelis šansas, aš manau, šitą vietoj, nebent gal Munizas kažkokį smūgį gali užtaikyti. Nes kaip ir matėm, kad nelabai tvirtą žandikaulių turi Aliskerovas. Jo, jau matėm, kad tikrai nelabai gerai. Jo, tai šiaip kas liečia favorito ir underdogo statusą, tai gal ir pilnai sutiksiu. Aš manau, kad Aliskerovas maksimaliai čia užtruks iki 2 raundų. Dar ten antro raundo vidury aš manau, kad gali baigti tą kovą. Tai nes, kaip ir Augustai minėjai, kad prieš tai, kad pralaimėti Craig Jonesui, ground and pound'u, kaip pats esi labai tvirtas ir stiprus graplingo turintis imtynės, tai nelabai yra gerai. Jo, tikrai nėra labai tokia. Iš tikrųjų, tai Danieliau, tavo pasirinkimas koksai šitoj kovoj būtų? Jo, bet kokiu atveju tai tikiu pergalę į Kramo Aliskerovo. Dėl statymo tai sunku pasakyti, gal bandyčiau, kad būtų mažiau 2,5 raundų. Aš ir galvoju, kad iš tikrųjų arba geras nes į Kramo imtų už tokį koeficientą kaip ir neverta, tai arba imti į Kramą anksčiau laiko, arba imti tiesiog, kad kova nedais iki teisėjo sprendimo. Labai kažkokių daugiau variantų negaliu pasiūlyti, nes tokia šiaip iš tikrųjų įdomi kova, sudėtinga, koeficientai tokie nelabai pagrįsti pagal mane. Tai sudėtinga kažką pasakyti, bet manau, kad nedais iki teisėjo sprendimo, mano šitoj kovoj būtų variantas toks. Na ką, Danieliau, perinam prie dar vienos kovos, kurią planavom apšnekėti. Tai Mišelis Pereira prieš Abusupjaną Magomedovą. Tai Mišelis Pereira pas mus yra labai didelis, buvęs 77 kategorijos kovotojas, yra 1,86 m. Ištiestų rankų ilgis 1,85, Abusupjanas ūgis 1,88, ištiestų rankų ilgis yra beveik 13 cm ilgesnis. Iš tikrųjų, kova įdomi ir Abusupjanas Magomedovas treniruojasi su žmogum, su kuriuo Danielius yra kovojęs, su Jusuf Magomedov, teisingai? Taip, Jusuf Magomedov. Jie treniruojasi kartu, nes abu yra tikri vokiečiai. Tai Abus Magomedovas iš tikrųjų paskutiniu metu manęs kaip ir neypatingai stebina. Atrodo labai prastas kardio. Iš tikrųjų man pirmas, kai Abusupjaną pamatau, aš visą laiką galvoju prastas kardio. Nes prieš Kairo Bralį jam sekėsi pirmas raundas neblogai, po to jisai padūso. Šonas Stricklandu tas pats, po to laimėjo Warley Alvesą ir Bruno Ferreira. Bet Bruno Ferreira, iš tikrųjų, kad laimėjo smaugimu, tai buvo šiek tiek man nustebimas. O Mišelis Pereira labai gerai įsiveržė į 84 svorio kategoriją, kol negavo žmogaus Anthony Hernandeso, kuris tiesiog jį išniekino. Jo, tai ganėtinai, kaip ir tu ir minėjai, kad įdomi bus kova ir tas tokia stilistikos ta kova, tokia ganėtinai simpatizuoja man kaip tas, galima pasakyti, žmogus šalies, kuris mėgstantis žiūrėti kovas. Tai šita kova tikrai simpatizuoja ir tikrai bus įdomu pažiūrėti. Nes, kaip ir minėjai, Magomedovui pirmose dviejose UFC kovose tikrai nelabai gerai sekėsi. Tai bet klausimas... Pirma labai gera jo buvo kova. Pirma kova jo buvo labai gera. Jo, ten prieš Dustiną ten kovojo. Jo, jam ten gerai. Jo, jam davė. Ten gerai. Nukirto jį labai greitai. Jo, jis ten gavo avansų po to. Jo, jis gavo avansų Stricklandą. Jo, bet keista, kad antrą kovą iš karto ant Šono Stricklando jį ten numetė. Na, turbūt norėjo padaryti kažkokį, kaip čia vadinama, hype trainą, bet hype trainas nepavažiavo. Ir iš tikrųjų, pirmam raundė visai gerai sekėsi su Šonu Stricklandu, tiesiog problema buvo kita, kad nepavežė jisai kardio. Šonas Stricklandas išgyveno ir žmogus tiesiog nepavežė ir viskas. Čia nebuvo ten kažkokio tai stebuklo ar dar kažkokio tai dalykų, tiesiog pritrūko jam. Pritrūko patirties, pritrūko kovotoją, gavo gerą, kvepuojantį, su tikrai labai dideliu benzo baku, kaip sakau. Taip. Bet iš tikrųjų Mišelis Pereira irgi neturi labai gero kardio.
Ir aš iš tikrųjų šitoje kovoje, aš galvojau iš tikrųjų nemažai visą savaitę galvojau apie, būtent aš iš tikrųjų ne apie vieną kovą galvojau, apie porą tokių kovų, kurios man labai įdomios. Tai šitą kovą papuolė į vieną tų kovų. Ir aš, žinok, žiūrėjau ir vieno, ir kito kovas. Ir aš kažkodėl tai galvoju, kad Abusupjanas Magomedovas, būdamas underdogas, yra geras variantas. Todėl, kad smūgiuoja jisai gerai, Kailo Baralija turėjo su jo problemų, o Mišelis Pereira nėra tikras 84 kategorijos kovotojas, jis prieš tai kovojo 77 kilogramuose. O Abusupjanas tikrai didelis 84 kovotojas. Plius Abusupjanas, jau mes suprantam, kad jeigu jis yra ruošiasi su šituo Jusufu Magomedovu, nors dabar aš žinau, kad Abusupjanas ruošiasi American Top Team, tai imtynės jo tikrai nėra blogas, aš jau mačiau, kaip jis imtyniauja, imtyniauti jisai moka, plius paskutiniai kovoja užsmaugė Bruno Ferreira, kuris yra dziudo juodas diržas ir džiudžitsu juodas diržas. Tai, manau, tokie dalykai nemažai ką pasako, bent jau man. Tai... Jo, tai ganėtinai jo, gerai viską argumentavai šioje vietoje. Ir neturiu šiaip iš tikrųjų daug ką ir pridurti. Dabar dėl kažkokio spėjimo, tai jo, aš kažkaip galvoju, kad vis tiek jau kažkoks tam tikras pasitikėjimas pas Magomedovą atsiras, vis tiek jau UFC bus 6 jo kova. Ir aš manau, kad tas dar pasirašymas American Top Team jam tikrai eis į naudą. Tai o kas liečia dėl laimėto, jo, sunku pasakyti, aišku, prognozuoti, kas laimės, nes tokia labai apylygi kova, bet nemažai yra faktorių, kur aš vis dėlto galvoju, kad gali laimėti Abus Magomedovas. Nu, aš kitaip pasakysiu, kad aš skaityčiau, žinau, kad berods už Pereira koeficientas 1,70, kaip matau, o už Abusupjaną yra 2,2, čia varodo, čia ne mūsų vietiniai, 2,2, 2,3. Tai aš skaityčiau, kad turėtų galbūt atvirkščiai. Pereira turėtų būti už 2,2, Abusupjanas yra už, tarkim, 1,70, tai koeficientai turėtų būti atvirkščiai. Ar kažką labai išreikščiau didelių favoritų, tikrai ne. Abu kardio turi neipatingai gerą. Mišelis Pereira, tu dar man kas vienintelis dalykas, kas man patinka, tai pasibūna kartais labai keisti koviniai sprendimai. Jis pradeda mėtyti visokius iš kojos apsisukimus, šokinė, daryti kažkokius salto. Jį gali arba diskvalifikuoti, atimti tašką už tai, arba tiesiog jisai pavargs, kadangi tavo kardio nėra labai geras, tu tiesiog gali pavargti ir viskas. Čia net nereikia labai daug spėlioti. Davė joystick kokiam Trumpui ir Trumpas, nežinai, belenką pradeda spaudinėti. Na, šau elementų biškiukai, ne? Taip. Tai tavo spėjimas lygiai toks pat. Jo, aš manau, kad Abusupjanas tikrai turi pagal mane daugiau šansų ir aš manau, kad čia imčiau Abusupjaną, nes imtyniautis moka, smūgiuoja tikrai gerai, bazinis jisai kickboksininkas, man atrodo, netgi yra imtynininkas, plus labai didelis, ryčas didelis. Manau, kad jeigu jis net ir stovėsinui kovosim, tikrai neblogai steksis, nes su Kailo Baraliu atrodys tikrai neblogai. Tai ką, ir perinam prie mūsų pagrindinės vakaro kovos, tai Jan Machado Gari prieš Karlos Pratesą. Tai pagrindinė, kaip ir minėjau, vakaro kova. Šiaip apie Jan Machado Garis, tai matėm, kad jo paskutinė buvo kova tai prieš Shavkat Rakhmonovą. Tai buvo jo turbūt sunkiausia ir su stipriausio varžovo kova. Nes prieš tai turėjo kovą jisai prieš Michael Page'ą. Ten kaip ir decisionų išlašė. Kas su Shavkatu buvo, tai, parodė jisai tai kovoje, kad tikrai imtynės ne tam lygiu, kuriam reikia. Šiaip, kas liečia Gari, tai matosi, kad bandė jį iš jo lipdyti žvaigždę ir tikrai nemažai jisai nuėjo. Šiaip netgi ir pagal kaip kovotas, tai šiaip yra tikrai geras kovotas. Man jisai patinka. Tikrai neblogas. Jo, jaunas, 27 metai, turintis tikrai, gal jo tas nickname'as, kaip vadinamas The Future, gal aš manau, kad tikrai pateisina tai.
Šiaip ganėtinai didelis kaip 77 kg kovotas, prie gabaritų 1,91 m ūgis, rankų ilgis 1,89 m. Keista, kad tai biški truputį tos galūnės trumpesnės. Jo. Tai va, kovos prieš Karlas Pratesą. Tai Karlas Prates UFC eina su rekordu 4-0. Tai va, tai kas labai įdomu, tai kad bus pas Karlas Pratesą rankų ilgio pranašumas. Beveik ant 9 cm. Tai labai ištistų rankų ilgis, labai šiaip ilgas. Tai va, tai kokias pas tau pastabas šiai kovai? Nežinau, man iš tikrųjų Pratesas įdomus, toks labai kovotojas, va dabar gaus gerą patikrinimą. Aišku, čia jisai gavęs buvo, pažiūrėjom, čia pasinau, kad prieš Neil Magny kovojo. Nu, tai Neil Magny tiesiog užmušė, Jingliangą užmušė. Visus Čarlz Ratke. Jo, jisai dabar žiūriu, kad UFC, jisai visus finišuoja. Nu, įdomus labai kovotojas, iš tikrųjų mėgsta parūkyti cigarečių ir pagerti. Toksai... Žinai, kaip Buchurėlis iš San Paulo, tai nieko nepadarysim, ten laukinis gyvenimas. Iš tikrųjų labai įdomi kova ir, nežinau, man Ian Garis patinka ir Pratesas irgi patinka, bet, nežinau, man kažkodėl širdis, taip, žinai, mąstant logiškai, turėtų Garis laimėti, nes turi geresnius, su geresniais kovotais kovojo, bet man biški, vat, yra viena Ian Gario kova, kuri man nelabai patiko ir aš tą kovą atsimenu labai gerai, tai aš net pasakysiu prieš ką jis kovoja. Kenanas Songa. Tai Ian Garis toj kovoj krito į knockdowną nuo Kenano Songo ir faktiškai vos išgyveno, aišku, po to jis Kenaną Songą užbaigė. Pratesas, aišku, sakyčiau, kad Ian Garis turi neblogas imtynės su Šafkatu pamatėm, bet Šafkatas aš neskaičiau niekada, Šafkatas kažkoks yra super imtynininkas. O Pratesas, kadangi jisai mūsų yra iš tos pačios vienos didžiausios hypinės šiai dienai komandos, kaip jie vadinasi, šitie fighting nerds, tai tie kovojantis moksliukai, arba kaip ten rusiškai sako, baivai botanikė. Tai vat, paskutinėje kovoje, kai kovojo jų šitas Jen Silva, kovojo su mūsų žmogum, kuris tiki, kad žemė plokščia, pamiršau, užkrito. Žodžiu, tai pamatėm, kad jie rimtiniauja gerai. Tai kuris jis yra Brazilas. Tai iš tikrųjų man labai bus įdomu pažiūrėti šitą kovą. Vis dėlto aš turbūt patikėčiau aš manau, kad Pratesas gali surasti Iano Garį žandikaulį. Aišku, Ianas Garis tikrai bėgios, bet ryčas labai skirtumas nemažas. Pratesas tikrai turi gerą smūgį, labai išradingas kovotojas, moka klinčuotis, labai, nežinau, toks labai nenuspėjamas. Tai aš vis dėlto iš tikrųjų šitą kovą niekam nesiūlyčiau labai lysti, siūlyčiau tiesiog pasižiūrėti, pasigrožėti, nes manau, kad kova bus labai įdomi. Ir aš manau, kad vis dėlto Pratesas treniruojasi su gera komanda ir kadangi pas mus Machado Garis irgi yra treniravęsi su Oliveira, tai manau, kad Pratesas gali žinoti Ian Garį paslapčių, tai aš vis dėlto imu Pratesą ir žinau, kad dar Ian Garis ančičiai išeina su trumpu pasiruošimu. Jo, tai žinok, su tavim sutiks Augustai, jeigu kalbėti apie pasirinkimą, tai pasirinkčiau irgi Karlos Pratesą, vien dėl to, kad aš matau, kad, kaip ir analizavom prieš tai po porą minučių, kad visas kovas užbaigė tikrai nelaukdamas decision, o eidamas kaip tankas. Kažkodėl man tokia nuojauta, kad jis tą 5. pergalę paims lygiai taip pat, tai užbaigs Garį anksčiau laiko. Kažkodėl man taip nuojauta kužda ir tikrai matau, kad vyrukas eina ant labai didelio pasitikėjimo savim. Aš manau, kad pasiteisins. Iš tikrųjų, aš irgi taip galvoju, nes gerai atrodo Pratesas kol kas, trina visus. Nematėm jo imtynių, čia bus įdomu pažiūrėti jo imtynių lygį. Jau pas vieną pamatėm, kur galvojom, kad nelabai gerai imtyniauja, pasirodys užsmaugim kitą imtynininką, Džicerį. Tai
Na, įdomi labai kova. Nu, Danieliau, turi pasirinkimų šios savaitės. Jo, tai reikėtų tokį įdomesnį čekiuką, kad aš manau, kad nėra, žinai, tokį vat, lengvą tokį 10 eurų va, tokį, kad įkramo kova baigsis anksčiau laiko. Tai yra nedais iki teisėjų sprendimo ir tada patikėsiu aš Magomedovu ir mūsų pagrindinė vakaro kovoje, tai Karlas Pratis. Aš manau, kokį 10 eurų statysiu, tokį vat, įdomesnį žiūrėjimui. Nu, aš tai iš tikrųjų turiu dar porą pasirinkimų. Aš tai iš tikrųjų galvoju, vieną pasimsiu kovą tokią, kur nesakiau. Tai vat pasakysiu dabar jum. Tai irgi tikrai imsiu Abusupianą Magomedovą. Tikrai imu Abusupianą. Imu Randy Browną. Ir imu Ian Garis, Karlos Pratisas, kad kova baigsis nedais iki teisėjų sprendimo ir galiu argumentuoti kodėl. Todėl, kad Karlos Pratisas užbaiginėja kovas visas anksčiau laiko, o Ian Garis gerai labai kvepuoja. Tai aš manau, kad variantas bus toks. Arba Pratisas užbaigs Ian Garį iki kokio 2-3 raundo, arba Garis tiesiog gali perkvepuoti ir gali iš tikrųjų jam pridaryti labai didelių problemų ir gali tą patį Pratisą užbaigti anksčiau laiko, nes Pratisas dar prie viso to ir rūko. Tai 5 raundų kova, labai įdomu, pažiūrėsim kaip bus. Tai mano būtų šios savaitės pasirinkimas toks tai va. Nu tai ką, padarėm tam tikras išvadas, pasirinkom. Tai va, tai buvo Augustas, tam labai malonu pabendrauti. Tai ką lauksime šeštadienio UFC. Žiūrėsim, ar mūsų prognozės pasitvirtino. Jo, bus labai įdomus turnyras ir visiems linkiu, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, nebūtinai keltis naktį, aš naktį kartais keliu žiūriu, bet tikrai siūlau atsikelti, neatsikelti, o ryte bent jau atsisuk, pasižiūrėti, bent jau pagrindinės kovos, tikrai aukšto lygio turnyras, labai geras fight nightas, tikrai geri vardai, kaip nebūtų keista, ir tikrai smagu, bus geras turnyras. Tai ką, buvo su tavimi malonu pabendrauti, Augustai. Tai ką, gerą vakarą ir tau, gerą vakarą ir visiems. Gerą vakarą. Visą, iki. Iki.